Labą rytą, aš esu Kristina iš Plungės vaikų ir jaunimo bibliotekas ir atstovaunu Plungės rajono savivaldybės viešąją biblioteką ir mes pradedam šiandieną pirmoji laidėlė iš ciklą Skaitau ir gyvenu. Ir mūsų pirmoji pašnekovė yra Miglė, skaitytoja. Daugiau apie savim, manau, papasakos pati Miglė. Labai malonu tikrai prisijungti į tokį tinklalaidį, kad papasakoti apie save, nes tikrai labai ilgą laiką skaitau ir tikrai noriu papasakoti ir priimti, kaip žmonės skaityti. Gal truputėlį, Miglė, plačiau apie tai, kad kuo tu užsiemi be skaitymą savo gyvenime, gal kokia grupelė skaitančių žmonių, jaunų ar vyresnių priklauso, tiesiog trumpą papasakok. Tai tikrai nuo kokios 5 klasės galėčiau sakyti, priklausau jaunų knygos bičiulių klubo Išminties upeliuks. Nuo to viskas man prasidėjo su to skaitymu. Esu šiaip aktyvi mokykloje ir lankau Lietuvos moksleivių sąjungą, o šiaip su skaitymu turbūt tik tas jaunų knygos bičiulių klubas. Tai, o kodėl knygas? Nes manau, kad tai yra gana retas užsiėmimas tarp jaunų žmonių, nes manau, kad šias laikas ir begalėnį pasiūlo visokiausių veiklų, užsiėmimų ir socialiniai tinklai, ir kompiuterinė žaidimai, ir dar kas nors. Tai kodėl knygas? Kadangi aš savas negalėjau, kaip sakant, atrasti nei tuos kompiuterinius žaidimus, nei visokios kitos veiklos, žinoma, išbandžiau visokius kitokius būrelius, bet knygos atradau savam, galėjau atsipalaiduoti, nuvis to stresą aplinkinį, pasislėpti. Ir man tas skaitymas, tikrai labai padeda atsipalaiduoti, atrasti savą, pasinerti tam vis knygą. Aš, kaip sakant, kada skaitau, man aplinko viskas man tiesiog aptemsta ir man tie svarbi knyga, su manimi kalbėti visada gali niek. Man tas toks, atsipalaidavams, ramuma, savęs atradams. O kas paskatina, kas atvedė prie tos knygas? Pati pirmoji šiaip pradėjau išmokint manim skaityti močiutė. Aš dar į mokyklą nejau, bet man išmokint skaityti, atrasti tas knygas močiutė. Tada aš pradinės klasės, aš negaliu pasakyti, aš buvau labai didelis skaitytojas pradinės klasės, bet kada prisijungiau į jaunų knygos bičiulių klubą, manim paskatino skaityti bibliotekinį gritą. Nes bibliotekinį gritą man įvedė į knygas, mes važiuodavom į knygų muges, nuo to knygų mugių prasidėjo, kad norėjau pirkti knygas, anom domėtis, anom ieškoti, kad yra įdomesnė, kad yra labiau moting, to viskas man atrodo prasidėjo. O močiutė pati irgi aktyvi skaitytoja? Kada aš pradėjau labai tas visas knygas, Ana pradėjo domėtis, ko aš skaitau. Pradėjo imti mano knygas, tai mes taip dalinamės. Ana perskaitė, papasako kažko maniai, aš paskaitau, Ana papasako, mes taip bendraujam tarp tų knygų. Ir tas toks labai, pradedi stamučiai, daugiau kažkos bendra rasi tarpusavį. Labai iš tikrųjų malonė, kad taip gali. Tai skaitytoju gali tapti bet kokiam amžiuje, ne tik vaks būdams, tik jau paaugęs žmogus, tik jau pagyvenęs. Tikrai taip, nes knygas netvarto tokį, kaip sakom, galvojimo laiką, kad čia pat skaityk tokio amžiaus, baig skaityti tokio amžiaus, skaityk gal bet kas, nes knygas ir yra, knygas ir vaikam, knygas ir suaugusiem, tam ir yra nuskirts, nesvarbu iš amžiaus. O gal pameni, kokia pirmoji buvo knyga, nuo kurios prasidėjo tas intensyvesnis skaitymas? Kai būdavo maža, būdavo tos mamas knygas, likusis, močiutės knygas. Bet mums būdavo dažniausiai visokie eilėraščiai, dar kažkas, paskui pradinės buvo tie tos visas apie šuniukus, apie katytes. O ta, kad intensyviau pradėjau skaityti, atsimenu internete, pamačiau knygą, kad tikrai atrodo sudomint, tada nebuvo nei tokio labai skaitytojų, nei kon, buvo mes dedam tašką. Tos prasidėjo viskas, nes buvo labai lengva skaitoma. Ir manimi traukė, aš perskaičiau, gal dar kokį įdomi bus, gal dar kokį, ir užsivedžiau nuo to. Kokį laiką užėm skaityms tavo kiekvienos dienos rutinu? Žiūrint, pavyzdžiui, kokią aš tom knygą skaitau. Jeigu aš skaitau, kad yra man biški mažiau man tinkanti, sakėjom, aš skaitau valandą, 2,
Bet jeigu man knyga labai man patinka ir aš noriu skaityti iki pat galo, aš būnu pradėt skaityti, sakykime, ant vakarą, vien dėl to, nes man yra namų darba, kitas veiklas, tai aš pradedu į 9, aš galiu netgi 3 valandų nakties, nes, tiek užsivedu. Pažįstams jausmas. O kaip manai, ar knygas yra naudingas laisvalaikį leidėjams, malonoms, o gal priklausomybė? Iš tikrųjų, knygas yra labai svarbus mūsų dalykai mūsų gyvenime, vien dėl to, nes į padėtį ir atsipalaidavimų, į to laisvalaikį leidimų. Iš tikrųjų, kiekvienam žmogui labai skirtingai, nes, pavyzdžiui, žinom, kad kompiuterinė žaidimą tikrai nepadeda nei tą mūsų psichinę sveikatą, nei mūsų fizinę, nei akį, nei dar kažkam, o knygas yra toks dalykas, katras nei mums kenk, bet mums labai daug dalykų mums. Ir mes lavinam savo atmintį ir šiaip daug, viskas, knygas tikrai labai daug mums padeda. Na, ir kūrybiškoms, ir žodyną plėtrą, ir mąstymą, ir rašymą gebėjimą, tiesiog visą tai padeda, žinoma, netrukdo. O gal dabar jau perėkėm prie konkrečių knygų, gal išskirtume įsimintiniausią, tau didžiausią įspūdį palikusi kūrinį? Man turbūt įsimintiniausias buvo kūrinys Mes gyvuliai. Ants buvo tikrai šlykštus, bet aš kažką sugebėjau sutapatinti su to dabartiniu mūsų gyvenimu, kadangi aš galiu matyti daug dalykų, kas atitiktų dabartį su tos knygas turiniu. Tas man labai įsiminė, man labai patiko. O ar turi knygą, prie kurios sugrįža, katrom skaitė, paskui praėjo kažkuris laikas tarps ir vėl prie mus grįža ir galbūt dar ne kartą sugrįši? Aš nelabai esu toks žmogus, kad mėgstu skaityti visko iš naujo, nes, jeigu aš žinau, turi man pasidarė nebeįdomu ir aš žinau, kiek daug knygų aš turiu lentynos, tai man kažkaip grįžti, bet nesinori, bet žinau, kad bus iki, jau senesnio amžiaus, tikrai bus knygų, kad norėčiau sugrįžti, kad norėčiau dar kelis kartus perskaityti, bet pakol kas dabar ne. Pamatyti naujom akim. Ar turi knygą, ar esi apie tai mąsčiusi, ar ir kūrinys, katron tu norėtum pasiimti negyvenamą salą, nes ten jau matyti tiektų ne pirmą kartą skaityti, ir antrą, ir trečią, nes mes nežinom, kokį laiką tiektų pabūti. Čia pagalvojus, kaip jūs sakiau, tai man mėgstamiausia knyga Mes gyvuliai, bet tą pasiimčiau turbūt Pabaigoje jie abu miršta. Ir toks labai liūdnas kūrinys, bet ant lengva skaitoms. Nereiktų daug apmąstymų, kadangi jeigu aš bus negyvenama sala, man reiks ne tik labai daug galvoti ir apmąstyti, tai man reiktų tokį kūrinį, kad galėčiau atsipalaiduoti. Tai man būtų toks. Aš tai turbūt žodyną pasiimčiau, nes man atrodo, kad ir begalėjimis galimybės daug ko atrasti tam žodynui. Bet aišku, mes visi renkamės. Aš jau iš savo patirties. Ar yra knygų, kurių tu nebaigė skaityti? Ir kelias knygų, katras dabar ir spin. Ant man tos lentynas, katras į nebaigė skaityti, bet vien ne dėl to, kad koks man netink, man vien dėl to, nes aš užėjau moments, kad norėjau skaityti į veiną, į kietą, į dar veiną. Ir išėjau taip, kad aš paskaitau kokį 100 puslapį padėt, bet aš, kadangi atsimenu, kas buvo tos knygos turinį, aš žinau, kad 100% prie nuo sugrįž. Bet ir vien knygai, katros nebaigiau ir tikrai nebaigsiu, nenorėčiau tokios gyvenimo skaityti ir širdis. Buvo privalom, žinau, man ten 6 klasė, man nepatraukė, nepatiko ir, nebuvo viską, juok man tinko ant turiniaus. Amici, jo programinė literatūra. Man patiko. Aš nežinau, man buvo taip, kad aš pasiėmiau, galvoju, viskas, dabar tai skaitysiu, nes čia buvo mokykla, pasiėmiau, negalėjau vaikti, nežinau, neradau niek, kas man patiktų. Gal netinkamas laikas, gal reikia priaugti. Nes tada buvau jaunesnė, visko, dabar gal pasiėmusi, gal netgi perskaityčiau apie Gretą visko. Čia žiūrint laiką, kada tu skaitai visko. Nes kiekvieną kartą tu skaitai kito mokim visko matai, peržiūri. Manau, čia panašiai kaip Mažas princas, katron įbruk 5-6 ir anim toli gražu iki suvokimo, kas ten rašoma ir tada mano, kad tai ir neįdomi knyga.
Nu, ir tas pat mes su to mažu princu, kadangi mes man skaitėm pradinės, penkto klasė, dabar vėl skaitom, mes, nu, kaip sakau, pabėškai matom, bet kada skaita vyresnio amžiaus žmogus, on man tiek daugiau negu tas, pažiūrė, tas pradinuoks, tas aštuntuoks. Un su iška kitom akim. Patirtys, kiek kai kuriom knygom. Ar yra knyga, которую tu išbrauktum iš savo skaitytų knygų? Nu, va, perskaitė tiesiog, nes manau, kiek suprantu iš pokalbės, labai kontri ir užbaigi knygas, nenumeti todėl, kad tau pasirodo neįdomis. Ar apgailestauji dėl kokios nors perskaitytos knygas? Apgailestauti, jeigu kokias knygas aš ištrinta, tada apgailestauti. Nu, yra skaičiavo biografiją Dykumų kelią, bet aš neišbraukčiau, kadangi, nu, man labai patinka, bet tikrai buvo, nu, šitą skaudą skaityti, kiek žmogus gal daug patirti, kiek mums daug gal išgyventi, vien tik, nu, atrodo, mums gėmė vien tik kitos kūno spalvos ir kito veito ir mums tai daug išgyventi daugiau negu mes, pavyzdžiui, mes gimstam, mes turim tėvus, kad mums rūpinas, mes visko gaunam, o žmogus turi tiek daug prakovoti, kad kažko nors truputėlį turėti. Man buvo tikrai labai gaila, aš dabar kaip tik antrą dalį nusipirkau, kaip tik skaitysiu, nes, nu, tikrai, kaip sakom, palėtų ant širdį, nes tikrai buvo labai gaila skaityti. Sudėtinga išgyventi to žmogaus likimą. Tai ne, jeigu nusipirkau antrą dalį, tai turbūt tikrai neišbrauktum, bet viena iš skaudžiausių. Tikrai iš skaudžiausių, nes su tokiam patirtim, nu, net neįsivaizduoju, kiek tu turi kantrybės turėti, kiek turi atkentėti ir kiek turi išgyventi. Man labai sunkiai suvokiamės, vien tik dėl to, kad truputėlį išsiskiria kažkur kitur gimė. Ar yra žanrus, kuris tavo artimesnis, kuriuom tu labiau mėgsti? Nu, aš esu trilerių mėgėja ir šiaip tas distopijos mėgėja. Čia toks, kaip sakant, šlykštesnis žanras, bet aš kažkaip skaitydama labai daug įmatau dalykų, kad atitinka mūsų dabartinį realybę. Kaip sakant, mes gyvenam tikrą aplinkoje, nu, supančių į blogų, į gerų žmonių, į visokių pasitaikus ir matom, tai distopiją, ką aš gali matyti. Dabar blogus dalykus, tu knygas, kas dabar tai vis šlykštus dalyką galim taip sakyti. Man dabar patinka su tą patintams. Kur gal nuvesti mūsų dabartinį civilizacijos raidą. Tai fantastinis knygas irgi artimas. Tokių fantastinių labai, kaip, pavyzdžiui, Harry Potteris, aš nesmėgėjau. Nes man nepatinka ten suburtulas ir kažkom paėmė, ten dar kažkom, bet tas toks, kaip sakant, šlykščių dalykų, kad rasti, kaip sakant, magijas neapėm, tas man nepriširdės, bet kad ten tą stipriai duoti magiją, ten burtų visokių šalis, tas man tikrai nepriširdės. O kaip su poezija? Ar skaita? Pamačiau knygą pas draugės, kad turi poeziją. Pasiėmiau, aš ten perskaičiau 20 puslapių užkabėną, bet pats pakol kas nesu nusipirkus. Kadangi, kai buvau maža, kad aš skaičiau su močiute, mes imdavom tik tas eilėraščius. Mokėdavo daug eilėraščių visokiausių ir manau, bus kažkada toks laikotarpis, kad aš nusipirksiu tom poezinį knygą, kad mačiau pas tos draugus. Ir nusipirkus tikrai ne vieną, bet pakol kas dabar ne vienos poezinės knygas net pas aš lentynos. Tai mėgstamiausių poetų ir mėgstamiausių eilėraštį kol kas dar nėra tau? Pakol kas dar ne. Tai viskam savas laikas. Viskam savas. Ar norėtum pati kada nors parašyti knygą? Žinom, norėčiau, bet ar aš tokių sugebėjimų kažkada turėčiau, nemanau. Nes nesu aš gal tokį gabi, kaip kiti rašytojai, bet knygą kažkokį ir distopiją, kažkokį perkeltinį prasme tikrai labai norėčiau parašyti. Ar yra knyga, katros autorių tu norėtum būti, kur didžiuotumės parašius būtent to kūrinį? Visas tuos knygomis visų mums tos mėgstamiausios knygas, ten gyvuliai ir ten pavaigai apmiršti. Yra tikrai, aš skaičiau į autorio biografijas kažkaip, tikrai norėčiau būti knygų rašytojais, bet pakol kas kapučiau labai tokį nustebus, kad tikrai pakol kas dar nėra tokios rašytojas ir rašytojai. Tai kažkokių kūrybinių bandymų kol kas nebuvo tavo gyvenime? Pakol kas ne.
Ir pavadinimas savo būsima knyga dar neturi. Kol kas tikrai ne. O kom patartumi žmogau, kuris neskaito? Tikrai pasiūlyčiau pradėti skaityti, bet pradėti skaityti ne nuo sunkių kūrinių. Man, pavyzdžiui, mokyklinė kūrinė tikrai neįtraukė, nors jinai ir priverstinė, aš ant to nuvargau ir visko. Dabar tik tas pradėjau skaityti tokius mokyklinius normalius kūrinius, tai prieš tokių lengvų, kur pamatot internet, kur matot, kad tikrai lengvas skaitulas. Tu pradėti, tada link sunkesnių, nes jeigu pradės nuo sunkių, pradės galvoti, kad vas skaitėm, sunkiai toks sunkus, kad čia reikia mums daug mąstyti, dar kažkuo. Bet iš tikrųjų taip net nėra. Reikia pradėti nuo kažko labai lengvai, tada kopti sunkesnį. Tai būtų sunkiau, nes jeigu pradės sunkiai, nesupras sunkiai skaitėms, galbūt kaip malonoms. O kokią knygą pasiūlytum, nuo kokios knygas pasiūlytum pradėti jaunam žmogui, ne vakau? Kaip aš pradėjau, mes dedam tašką. Iš tuos rašytojus knygas anos į pakankamą lengvas skaitomas. Dažniausiai kažkokie romanai lengva, ten dar kažkas. Anei labai lengva tikrai skaitulas ir anei, nėra kažko daug mąstyti tikrai nereikia, nes, anei ir lengva skaitom ir gal skaityti tikrai bet kas. Įtrauk tiesiog. O kokį knygų trejetuką išskirtumi? Tai sakykime dabar jau dvejetoką, nes supratau, kad vieną iš tų knygų būtų mes dedame tašką. Aš manau, kad aš tik nedėčiau, bet aš dėčiau, kad mes gyvuliai. Čia buvo man, tops galėjom sakyti, nes, aš perskaičiau viršui 20 minučių, tiesiog žiūrėjau, vos neįsėdį, pergalvojau, kas bus. Ir tai buvo mes gyvuliai, tada dienoraštis iš bunkerio, nes ten ir buvo užšlykšti visko ir pabaigoje jie buvo miršta. Čia buvo man mėgstamiausias knygas, aš perskaičiau ir aš tiesiog žiūriu, galvoju, kad jeigu aš būčiau tuo situacijų, ko aš daryčiau. Iš tau minėtų knygų dienoraštį iš bunkerio skaičiau, tai man irgi buvo tas moments, kad pabaigus knygą, užvertus paskutinį puslapį, sėdi, žiūri vien tašką ir galvoju, ta prasme, be galo netikėta pabaiga ir tikrai sukrečiuojant. Tikrai nesitikėjau, aš paslaik, atrodo tikės knygų geriausiai. Viskas bus, vis tik nes geriausias pabaigos. Į ką užvertam paskutinį puslapį ir galvoju, kodėl? Kodėl taip atsitik? Juk čia turi būti gerai pabaigti, į ką nebuvo ir... Bet mes nepasakinėkėm, aš manau, kad klausytojai patys paskaitys ir sužinos, kol ta knyga baigės. Tai... Dar ko nors galvojat pridėti? Turbūt man paskutinė turbūt tokie žodžiai, kad tikrai verta skaityti, pradėti, nes, knygas lavintų mūsų kalbėję, mūsų rašyseną ir svarbiausia susirasti lengvą knygą pačiu pradžiu ir tada žiūrėti jais kažkom toliau, nes jeigu pradės skaityti su kažkokiam sunkiausiam knygom, katras tam skaita, viskai vos nefiltruopa, tai nepradės skaityti, nes galvos, kad bus skaitims jau labai sunkus ir tikrai bus per sunkia, tai geriau lengvai kopti, kaip sakau, sunkesniom knygom. Aš tai gal dar tokį patarimą duočiau neskaitantiems žmonėm, kada nei paklaustų savo skaitančių draugų patarimą. Nes jeigu žmogus, kuris daug skaitė, tai jums daug kūrinių žino ir jums dar pažįstų žmogų, kuriam reikia patarti parinkti knygą. Ir tas tai ir labai geras derinys. Ir knygų bagažus nemažus, ir pažinojams žmogaus, ir iš to gal sudėti labai tinkamą pasiūlymą, manau. Tai yra taip, nes jeigu tu turėsim draugų, kad reikia skaito tus visokius kūrinius ir, žinoma, gali paklausti, kad tai kūrinė buvo lengvesnė, kad jie kad tu pradėjai, surasti ant savo pirmoją knygą, kad tu pradės. Tai vien žodžiu, neskaitantys žmonės neskaito ne todėl, kad anim nepatinka, bet tiesiog todėl, kad jie dar neatrado knygas, nuo kurios pradėtų savo skaitantį žmogaus kelią. Tai mes, aišku, visiems tiem žmonėm, kurie dar neskaitė, linkam to gerą pirmą kūrinį ir tapti aktyvias skaitytojas.
tuo mes pokalbį su Migle pabaigsim šiandieną, bet tai tikrai nėra paskutinis mūsų pokalbis ir dar daug pašnekovų turėsim. Jau turim šiokį tokį preliminarų pašnekovų sąrašą, bet jeigu jūs dabar žiūrit mūsų laidėlį ir manot, kad turit ko pasakyti apie savo pamėgtas knygas, kad galit prisidėti prie skaitimo skatinimą, tai labai kvietam kreiptis į bet kurion Plungės bibliotekas filialą ir pasisiūlyti, tapti mūsų pašnekovas, mes labai nekontriai lauksim ir tikrai visus pakalbinsim, visus norinčius. Tai ačiū Migle tau ir iki kitų susitikimų.